Sveiki. Šiandien aš atostogauju prie ežero. Gražiuosi, nuostabia, netgi saulėta rudens diena. Greit lapkritis. Bet ant medžių dar vis likę keli lapai. Saulė šviečia, ežeras stimuliuoja ir labai gera dėl to. Šiandien pamiršau savo mikrofoną, bet tikiuosi, kad vis tiek išgirsit, gal pasigarsinsit, kad geriau girdėtumėte ir aš pasistengsiu irgi garsiau kalbėti. Darau šį įrašą tam, kad palaikyčiau ryšį su tais, kurie tvėrė savo širdis ir nori palaikyti aukštas vibracijas. Aš taip pat to mokausi ir to siekiu. Tam pradėjau daryti vaizdo įrašus ir dalintis. Ir štai nepaisant oro sąlygų, nepaisant koks metų laikas, vis tiek stengiuosi padaryti vaizdo įrašą, reikia išmokti dar daug dalykų. Ir žiūrėsim, kaip seksis. Jeigu jums patinka įrašai, spauskite patiktuką, prenumeruokite ir būsim kartu. Pasistengsiu įrašyti dažniau, kai tik galėsiu. Šiandien norėčiau pakalbėti apie tai, kas yra meditacija. Šita tema man seniai sukasi galvoje, bet pagaliau dabar pasiėmiau atostogų laisvų dienų, porą dienų pailsėjau ir galvoju, laikas pakalbėti, laikas rašyti, pasidalinti mintimis, pajautimais, įspūdžiais iš savo patirties, kasgi yra ta meditacija. Labai daug įvairių nuomonių, labai daug įvairių kalbų ir apibūdinimų girdžiu aplink apie tai, kas yra meditacija. Be abejo, galima suprasti, kad kiekvienas esame skirtingų energijų toks rinkinys, mišinys ir per savo skirtingus filtrus ir suprantam savaip. Bet vienintelis būdas mums išjausti kažką bendro, tai yra patirti tai per praktiką, patirti per asmeninį patyrimą. Tada jaučiu, kad daugmaž artėjam prie bendrystės. Tada, kai susijungiam su savimi, tada, kai iš tiesų pradedam medituoti, praktikuoti ir tik pajautus savo vidumi gali patirti, pradėti suvokti, kas tai yra meditacija. Man meditacija yra susijungimas su dieviška energija, su absoliutu, su visata, kaip jūs pavadinsite, tą pačią aukščiausią kuriančią energiją, kurios dalelė mes čia ir esame. Taigi ta dalelė, žmogus, per meditaciją tarsi sugrįžta į save, galiu sakyti. Jeigu suvokiame, kad esame visoko kūrėjo, Dievo, absoliuto dalelė, vadinasi, mes susijungiame su savimi.
Man meditacija tai nėra kilimas aukštyn ar ėjimas kažkur žemyn į astralus. Man meditacija yra išjautimas čia ir dabar momento. Sąmoningai praktikuoju meditaciją turbūt jau apie 7 metus. Ir tai vis kinta. Keičiuosi aš, keičiasi mano meditacijos būdai, lygmenys. Kaip ir viskas aplink, nėra turbūt nieko statiško. Žinot, nekalbėsiu kažko kaip absoliučios vienintelės tiesos, nes be abejo kiekvienas mes ieškome tos tiesos ir dalinamės, galim pasidalinti, aš galiu jums pasiūlyti, atverti tai, ką pati išjaučiau, bet nesakau, kad tai yra absoliuti tiesa visiems. Galbūt jums yra kitaip ir tai irgi yra gerai. Per savo skirtingas patirtis, per savo skirtingas nuomonės mes sąveikaujam ir kažkur randam balansą. Tai aš irgi priimu kaip normalų ir būtina turbūt mūsų reiškinį tam, kad evoliucionuotume. Taigi, kartais žmonės bijo, kad meditacija tai susitikimas su žemesniu energijų pasauliu, gal astralų vadina ar kitaip. Bet iš tiesų, tai, ką aš išjaučiau, tai yra tiesiog susitikimas su savimi. Meditacijos metu, kai tu visiškai atsiriboji nuo išorinių dirgiklių, nuo išorinės aplinkos, sutelki visą dėmesį, paprasčiausiai. Tai yra labai paprasta medituoti. Tiesiog reikia sutelkti savo dėmesį į savo vidinius pojūčius. Ir vyksta procesas. Vyksta kiekvienam taip, kaip jam tuo metu išeina, taip, kaip jam tuo metu reikia, po mažą žingsnelį. Medituojame, reiškia, jaučiame save. Sutelkiam dėmesį į save. Argi gali nutikti kažkas blogo, kažkas baisaus, kai tu jauti, kai tavo ketinimas yra patirti save. Nieko. Ten nėra nieko blogo. Yra tik tavo dieviškoji dalis, kurią tu nori pažinti, patirti. Ir tai yra visada sveikintina. Bet kartais gali aplankyti netikėti, neįtin malonus pojūčiai. Pavyzdžiui, atsirasti skausmo pojūtis kažkokiose kūno dalyse. Diskomfortas ne tiek fizinis, kiek emocinis vidumi. Galbūt jaučiame kažkokį nepatogumą, nemalonumą. Vadinasi, gerai, jūs susidūrėte su ta savo dalimi, kurios nepriimat. Ką mums tokiu atveju reikia daryti? Tiesiog būti tame, susipažinti su ta savo pusė. Susipažinti su tuo diskomfortu, nebijoti žengti žingsnį link jo. Galima netgi pasakyti žodžiais labas baimė, labas nemalonus jausme. Tokiu būdu jūs išreiškite ne pasipriešinimą, o kaip tik išreiškit ketinimą sąveikauti, reikšti meilę tą energiją, kuri atėjo pas jūs, tą energiją, kuri iškilo jumise. Dažnai žmonės, kurie pamėgina medituoti, turbūt netenka kantrybės, nes išsėdėti nieko nedarant
10 minučių pradžiai neužteks. Tam meditacija tai yra visiškas atsipalaidavimas ir išmokimas būti ryšyje su savimi, bet kokiamis sąlygomis, nesvarbu, ar kažkoks garsas aplink jūs, ar kažkoks dirgiklis, ar kažkas triukšmauja galbūt, ar kažkokie netikėti įvykiai vyksta, vis dėlto meditacija tai yra gebėjimas išbūti ryšyje su savimi, ramybėje, vidinėje, susitelkime, nereaguojant į tuos dirgiklius, tai ir yra tikroji meditacija. Ir pradžiai turbūt papasakosiu, kad jaučiausi labai nesaugi, nerami, bet jau šiek tiek vis dėlto gyvendami mes susipažįstam su aplinka ir žinojau, kad yra tokie būdai kaip rytų filosofija, meditacija. Tiesiog pamėginau, kai buvo labai neramu, tada aš iš tiesų savo vaikelį, savo sūnų palikau darželyje pilnai dienai vieną. Tai buvo tokie pirmie atsiskyrimai, galima sakyti, kai aš palikau savo vaiką, savo vienintelį, kurį be galo, be krašto myliu ir globoju. Palikau vaikų darželyje, grįžau namo ir aš neradau savo vietos, tada buvo labai neramu. Mamos, žinot turbūt, koks tai yra jausmas, kai pirmą kartą tai darot. Tuomet aš atsisėdau, pamėginau tiesiog pritaikyti savo tą būdą, atsisėdau ramiai pasėdėti, įsijungiau muziką tiesiog kažkokią, kurią susiradau meditacinę ir pamėginau. Neilgai trukus, užsimerkus, per langą švietė saulė, pamenu, tai buvo pavasaris. Taip pat labai džiugino saulės šviesa. Aš atsisėdau, viena buvau namuose ir neilgai trukus aš pajutau, kaip pradedu džiaugtis. Aš atsimerkiau ir nustebau, kas tai. Aš nesupratau, iš kur tas džiaugsmas, kas vyksta. Tiek nieko nepasikeitė, aš ką tik buvau tokioje neramiai būsenai. Ir nieko nedarant, tiesiog atsisėdus ramybėje, pažvelgus į savo vidų, aš pajutau vidinį džiaugsmą. Dabar aš stebiuosi, kaip tada iš tiesų man lengvai tai pavyko ir iš karto. Bet matyt, atėjo toks laikas, kiekvienam savo laikas, kiekvienam savo būsenos. Nuo tada aš įsitikinau, įtikėjau ir jau žinojau, kad meditacija tai nuostabus savęs pažinimo ir gydymo būdas, nes atkreipkite dėmesį, meditacija, medicina netgi turi vienodą šaknį, gal neatsitiktinai. Tai savęs gydymas iš vidaus. Tada, kai turime akivaizdžią išorinę žalą padarytą kūnui, odos pažeidimai, pjūvis ar kaulo lūžis ar kiti išoriniai sužeidimai, be abejo, mes turim iš karto kreiptis į medikus, kurie ir moka meistriškai pagydyti mūsų išorę, sutaisyti mūsų kūną, susiūti, sudėti, sugipsuoti. Bet kai mes jaučiam kažkokį savo viduje išoriškai nematomą negalavimą, mes tiesiog jį jaučiam, netgi ne tiek fiziniu, kiek mentaliniu, emociniu kūnais. Tuomet kreipiamės pagalbos per meditaciją ir tai yra visiškai absoliučiai normalu. Ir to turėtume kuo anksčiau išmokti. Kuo dažniau praktikuoti. Tokiu būdu išmokstame palaikyti balansą savo kasdienybėje. Taigi,
kai atradau, kad man meditacija veiksminga, padeda, prasidėjo įdomus dalykai mano išorinėme gyvenime. Aš sakyčiau, kad žymiai paspartėjo įvykiai, kurie davė man tolimesnį galimybę tolimesniam augimui ir vystymuisi, ir aš ėjau toliau tuo keliu. Dar ne visai susigaudydama, kas vyksta, bet be abejo žmogus intuityviai eina ir atlieka tai, kas jo širdyje, tai, kas jo viduje, išreiškia tai išorėje ir toliau eina savo keliu. Pradžioje aš netgi medituodavau, kuo toliau turbūt to vis daugiau. Svarbu yra rasti laiko tam. Meditavau valandą, galėdavau išsėdėti 2. Laikas ėjo labai greitai, meditacijos metu, jei tu iš tiesų susijungi su savo vidiniu pasauliu. Laikas gali eiti kitaip, labai greitai. Nepajunti, kaip praeina tas valandos. Darbe aš taip pat dirbu ir biure prie kompiuterio. Dirbau iš kabineto. Ten buvo mažiau sąlygų medituoti, be abejo, bet mes turėjome, dirbantys žmonės prie kompiuterio, turime pertraukėlę kartą per valandą, 10 minučių pertraukėlę. Aš iš tiesiog norėjau pailsėti ir nueidavau kažkur tai į ramų kamputį, žiūrėdavau pro langą 10 minučių. Iš tiesų disciplinuotai stengiausi laikytis, nes įtampa buvo didelė man darbe. Todėl atsijungdavau tokiu būdu, atjungdavau savo smegenis, tiesiog žiūrėdama pro langą į kokį nors pasirinktą tašką. Nejučia pradėjau suvokti, kad tai labai pailsina smegenis. Svarbiausia iš tiesų tuo metu apie nieką kitą negalvoti, sugebėti tiek atsipalaiduoti, kad apie nieką daugiau negalvoji, tiesiog žiūri į tam tikrą tašką pasirinktą, debesis, į kažką, kas nejuda, netgi dar geriau, akmenį, lango rėmą. Žinot, nesvarbu, svarbu tiesiog tavo poilsis be minčių. Tai yra vienas iš meditacijos būdų. Meditacijos būdų yra daug, sakyčiau, ir įvairių, galbūt net kiek žmonių tiek meditacijos būdų. Bet vienas iš pagrindinių yra būti susijungus su savimi, be jokių minčių, visiškai ramybei. Ir kai pajunti, tai yra prilygsta labai gilaus miego fazei, kai miegame be jokių sapnų, labai trumpai tai vyksta, kai visiškai persikrauname. Pastebėjau, kad po tų 10 minučių prie lango aš pasikraudavau, ateidavau ir mano produktyvumas, darbo našumas padidėdavo. Taigi patariu visiems, kurie turi galimybę kas valandą atsistoti nuo kompiuterio ekrano ir tiesiog kažkur pasitraukti nuo šaliau, kiek įmanoma, pabūti visiškai tyloj ramybėj 10 minučių užteks. Vėliau, kai atėjo karantinas ir pradėjome dirbti iš namų, pradėjau medituoti, kadangi sėdint nugarą pavargsta, aš atsigulu ant žemės, ant kieto paviršiaus ir taip pat 10 minučių skiriu savo ramybei, atsijungimui ir to taip pat pradėjau užtekti. Kūnas prisitaikė ir jeigu esi didelė įtampoje, tavo kūnas, tavo smegenys labai mielai, labai noriai atsijungia, pailsi per 10 minučių. Pereini visiškai kitą fazę, kai galbūt netgi prasideda kažkokios vizijos ar sapnas, kaip tai pavadinsim, taip. Taip pat pamačiau, kad užtenka 10 minučių ir kuo dažniau praktikuoju tai, tuo lengviau įeinu į tokią atsipalaidavimo būseną. Tai taip pat yra svarbu. Kai esam kiekvieną dieną įtampoje ir lėtiniam strese, gali neužtekti 10 minučių atsijungimui, tai taip pat gali tai būti. Tokiu atveju skirkim savo laiko daugiau, raskim savo laiko daugiau.
galima vakare, po visų darbų, po visų buities rūpesčių, skirti savo pusvalandį. Nuostabu, puiku, jeigu valandą gali savo skirti. Medituodavau su ausinukais, su garsu, su kažkokia pasirinkta muzika. Išbandžiusi aš su įvairiausius būdus ir vedamas meditacijas, ir tiesiog garso meditacijas. Efektyvu yra tiesiog būti tyloje. Geriausiai save pažįsti be jokių iliuzijų, be jokių fantazijų, kai nėra garso, kuris tave stimuliuoja. Nors, žiūrint, koks meditacijos tikslas, jeigu jūs norit pasitelkti tam tikrą energiją, tam tikrą pakilimo, įkvėpimo, savo galios pajautimo, tada pasirenkam irgi tam tikrą muziką pagal tam tikrą reikalingą energiją ir ją sukeliam, per save perleidžiam, kad atliktume tam tikrą veiksmą, tam tikrą darbą, ką mums reikia tuo metu išorėje atlikti. Taigi, vėliau pradėjau medituoti visiškoj tyloj, be muzikos, nesvarbu, koks garsas aplinkui. Turiu mažą vaiką, kuris mėgsta taip pat garsiai paemocionuoti, kažką pažaisti kompiuteriu. Ir išbandžiau su muzika atsiribojant, dabar jau galiu būti ir ramybės būsenoje, nesvarbu, koks fonas, koks garsas aplink. Visą tai yra pasiekiama su praktika, su patirtim. Kai yra galimybė, dabar jau medituoju prieš darbą, pusvalandis ryte, prieš dienos pradžią. Ir ta meditacija visiškai ramybei, tai nėra tas pats, kas mūsų miegas. Kažkas gali manyti, kad ką tik pamiegojai, tai kamgi dabar medituoti. Tačiau mūsų meditacija, mūsų susijungimas su savo vidumi, tas susijungimas su šaltiniu, nėra tas pats, kas miegas, nes kai miegame, mes sapnuojame ir taip pat po to atsibundam su įvairiomis emocijomis. Tai yra toks vidinis darbas, kuris taip pat su tam tikrom energijom vyksta. O meditacija tai yra visiškoj buvimas, visiškoj ramybėj, visiškame susijungime su savimi. Ir tokios poilsio kokybės neišgausi įprastoj miego fazėje, kai kažkas sapnuoja. Todėl ir atsibudus, atsikėlus, atlikus tam tikrus savo rytinius ritualus, taip pat sėdam, medituojam, skiriam laiko savo. Tas laiko skirimas savo, mūsų kasdienybei, mūsų rutinai, tai ir yra meilė savo. Tai yra vienas iš meilės savo išraiškos būdų. Taip aš myliu save, skirdama savo 10 minučių per valandą. Taip Dievas myli mane. Jis sudarė man sąlygas būti tas 10 minučių su savimi. Taip aš atsidėkoju išorėj pasauliui už tai, kad turiu tokias sąlygas, po jų pailsėjus ir toliau kurdama kažkokią vertę šiame išorinėme pasaulyje. Tai toks ir gražus, labai uždaras ratas gaunasi. Mes pailsim tam, kad toliau sąmoningai, prasmingai veiktume. Ir be to poilsio, be to susijungimo su savimi mes galim veikti, bet tas veikimas jis būna automatinis turbūt ir be gilaus išjautimo. Aš sakyčiau, užsisuki rutinoje ir nejauti, pameti prasmę.
pasijunti pavargęs, o kai esi pavargęs, jau ir nepastebi, neišjauti taip giliai akimirkos. Blaškaisi. Tu nesi čia ir dabar, nes pavargęs, įsitempęs ar strese, neramybės būsenoje, tavo mintis bėga, dažnai bėga į ateitį, tavo lūkestis, kad tu tuoj turi užsiimti jau kažkuo kitu ir mintise jau turbūt darai šitą darbą, kuris tau atrodo svarbesnis nei tas, kuriuo tu dabar užsiimi. Tokiu būdu tavo lūkestis trukdo tau būti čia ir dabar. Arba vis dar analizuoji kažkokią praeitį, galvoji, apgalvoji, grįžta tie vaizdai kaip karuselė sukasi. Vėlgi tu nesi čia ir dabar ir pameti prasme to, ką darai dabar. Aš dažnai savo sakau ir primenu, žinot, yra vienas iš 10 Dievo įsakymų. Kai aš kažką darau, sakau savo, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Tai yra, daryk tą vieną darbą, kurį darai ir sutelk į jį visą savo dėmesį, kiek gali. Tada tai bus prasminga, tada tai bus gilu ir tau bus daug lengviau jį atlikti. Taigi daugelį labai mūsų išorinių darbų ir veiksmų padeda palaikyti mūsų rami vidinė būsena. Tokių, žinot, idealių gyvenimo sąlygų, kad nereikėtų dirbti, nereikėtų kažkokiais buities darbais užsiimti. Mes nelabai galime susikurti. Gal kažkam taip yra, o daugumai turbūt ne. Jie yra neišvengiami. Kita vertus, kai pradedi matyti prasmę, jie yra prasmingi ir reikalingi. Ir tam, kad mes išbūtume savo tai kasdienybėje, išlaikytume ramybę ir kurtume prasmę, reikalingas poilsis. Bet jeigu išmoksti greitai atsipalaiduoti, o to mokomės per meditaciją. Jeigu išmoksti greitai atsipalaiduoti, tau užtenka 10 minučių, kad vėl pasijustum pasikrovęs, pailsėjęs. Tai ir būtų vienas stebuklingų receptų. Kaip mes galime palaikyti save poilsyje? Skirkime savo laiko pabuvimui su savimi, pabuvimui meditacijoje, bent 10 minučių. Kol mokysimės, kol tik žengsim pirmus žingsnius, reikės daugiau laiko. Vėliau įgūdus užtenka 10, galbūt kažkam 5 minučių. Nes žinot, nuostabus dalykai, ta nuostabi dieviška energija, ji mus aplanko tada, kai tu sugebi visiškai atsipalaiduoti. Ir tai gali įvykti per akimirką. Tu gali pajausti tokią energijos bangą. Aš prilyginčiau tą pojūtį kaip lengvas toks kaip elektros, galbūt įkrovos toks malonus pojūtis kūne. Iš tikrųjų nelabai žinau, nes nesu turėjusi jokių procedūrų susijusių su elektra, tiesiog bandau palyginti su kažkuo. Pereina lengvos bangelės per kūną ir tu jauti, kad kažkas pasikeitė, kažkas atsirado, kažkas vyksta. Tu jauti ryšį su savimi, tu jauti ryšį su visate. Ir tokį, žinot, ne išorinį, kuris priklauso nuo kažko, o vidinį. Ir tu žinai, kad tu esi su savimi. Tavo darbas vyksta, tavo susijungimas vyksta, kokį tai suteikia kokybę mūsų gyvenimui.
nauja kokybė, nauja prasmė. Žinot, kiekvienas turbūt įvairiai tai gali suvokti ir įvairiai tada realizuoti per save kažkokius dalykus išorėje. Taigi, apibendrinant, pasakyčiau, kad meditacija tai gebėjimas visiškai giliai atsipalaiduoti. Pradžiai mokomės to ramybės aplinkoje, susikurdami savo visišką ramybę nuo aplinkinės išorės. Vėliau įgundame ir išmokstame medituoti, būdami budros būsenai. Praktikuojam kiekvieną akimirką. Būti atsipalaidavusiam štai veikime, darant kažką. Tai yra labai įdomu. Ne visada galbūt pavyksta, tikrai ne. Irgi žmogus jisai banguoja, jis tai vienose vibracijose, tai kitose vibracijose. Jis taip pat nėra visiškai statiškas savo kasdienybėje, mes čia ir ateinam mokytis. Jeigu jau viską mokam, tai turbūt mūsų čia nebūtų. Normalu, kad vibruojam, banguojam ir mokomės išlaikyti atsipalaidavimo būseną, mokomės būti čia ir dabar kiekvieną akimirką. Kartais aš savo sakau, kad neužtenka laiko, aš čia jaučiuosi nerami, reikia sėsti, medituoti, bet po to primenu savo, palauk. Tau nebūtina sėsti ir daryti kažkokią ritualą. Tu juk gali medituoti čia ir dabar, tiesiog gamindama valgyti, klodama lovą, darydama kažkokius kasdienius darbus per visišką atsipalaidavimą. Netgi bendraujant su žmonėmis išmoksti būti tokiai būsenai ir kartais pasireiškia stebuklingi dalykai. Kartais per akimirką išjauti labai gilų meilės jausmą. Laikas net sulėtėja. Labai giliai pajauti vėl naujas būsenas, naujus jausmus, kurių iki šiol nebuvai patyręs. Tai labai praturtina. Praturtina mūsų vidų. Ir jauti prasmę, jauti, kad yra dar ko išmokti, ko siekti, ko tapti. Svarbu tik atkreipti į tai dėmesį, nukreipti savo dėmesį, išreikšti ketinimą galbūt, kad į tai, išreikšti, kad tavo yra toks ketinimas, būti su savimi, jausti, atsipalaiduoti. Ir tai vyksta. Taigi mokykimės būti ramybės būsenai. Iš pradžių galime per meditaciją, per ramybę, per sėdėjimą, gulėjimą, buvimą su savimi. Vėliau budroj, dirbant, darant, atliekant kažkokius darbus, kurie atrodo kaip rutina ir nuobodus, ir galbūt jų nesinori daryti. Bet jeigu visiškam atsipalaidavime darai, tavyje nelieka pasipriešinimo, tai vadinama taip pat paleidimu dar, kai tu visiškai paleidi visą negatyvą, visą kažkokias neigiamas emocijas apie tai ir darai tai, ką reikia. Tvarkai kambarius, lovas, eini kažkur, darai kažką, tiesiog rutiną atlieki. Kai nėra neigiamo nusiteikimo, visą tai, pastebėkit, tampa labai lengva. Iš pradžių mes laukiame įkvėpimo, laukiame, kada bus gera nuotaika, kad padarytume kažkokius darbus, atliktume kažkokius užsibrėžtus tikslus. Bet jeigu neliktų pasipriešinimo, ta lengva būsena lydėtų mus visada, kiekviename žingsnyje, ir tada pastebėk ir sudėtingesnius dalykus, tuos, kurių gal nenorėjai daryti. Staiga padarai kaip su įkvėpimu vienu mostu ir jautiesi pasikrovęs. Neišsekęs, bet pasikrovęs nuo to naujumo, nes tai priėmė.
nes tu atsipalaidavime be jokio negatyvo per tai perėjai ir netgi atradai kažką naujo savo. Tikiu, kad mūsų esmė ir yra čia eiti, mokytis ir atlikti vis naujus darbus ir naujus dalykus, taip sukuriant naują vertę, naują kokybę, naujas galbūt energijas mes taip pat išgeneruojam, susintetinam savyje ir išgeneruojam kiekvieną kartą kažką naujo įnešam į šitą išorinį pasaulį. Ir tokiu būdu veikdami sąmoningai mes aplink save kuriam vis gražesnį, nuostabesnį, stebuklingesnį pasaulį. Svarbu jausti tai savo vidumi, nepamesti savo vidinės ašies, to nusistatymo, to pajautimo gilaus. Išlaikyti pusiausvyrą tarp darbų ir nepavargti ir veikti toliau. Mes to mokomės, tai normalu. Niekas negimsta iškart mokėdamas. Na, o jeigu gimsta, tai turbūt sukuria kažką labai ypatingo ir mes tokius žmonės pastebime. Linkiu tapti tokiais žmonėmis. Mokykimės, eikim kartu, kurkim, išlaikykim balansą tarp veiklos ir poilsio. Mums nereikia visiškai atsijungti nuo išorinio pasaulio, bėgti kažkur, medituoti į kalnus ar į kažkokias nuošales vietas, celes. To nereikia. Mes mokomės būti balanse čia ir dabar, veikdami. Tai yra nauja gyvenimo kokybė, kurią įnešame, kurios mokomės dabar, pradžioj, o vėliau įnešime, įgyvendinsime ir tai bus tiesiog mūsų kasdienybė. Tikiu, kad ateis toks laikas. Mūsų vaikai ar ateinančios kartos, jie tiesiog gebės išlaikyti balansą, supras, kad nebereikia tiek daug fizinės veiklos, arba ją galima daryti su lengvumu. Jie išmoks išlaikyti balansą ir tai yra labai įdomu ir gera, tai kurti. Pradėkime jau dabar, pradėkime nuo savęs. Ilsėkime, dirbkime, medituokime, pažinkime save. Kai pažįsti save vis labiau ir vis giliau, tai ir supranti, kad kaip viskas yra susiję ir kaip viskas yra viena. Linkiu keliauti su manimi šią kelionę toliau ir likti su manimi, su kitais įrašais. Džiaugiuosi galėdama dalintis. Myliu, iki susitikimų.